Praškevičius prieš Bairamovičių. Aurimas Kieža jam pliaukšteli per rankas Čekas Eisonas. Virginijus Praškevičius sužaidė dabar sėkmingai, prasiverždamas pro galinę liniją ir mesdamas kamuolį Aurimui Kiežai buvusiam po krepšiu. Kieža dabar jau pasiruošęs mesti baudos metimus. Jonas Remičius kelia atsarginį žaidėjų suolelio Michailą Anisimovą, kuris pradėjo rungtynes, pradėjo labai sėkmingai, pelnydamas savo komandai 8 pirmosius taškus iš 12 ir dabar grįžta matyt tokių rungtynių ir pabaigti. 2 minutės 44 sekundės iki finalinės sirenos. Aurimas Kieža. Pelnęs 11 taškų. Pataiko ir antrąjį baudos metimą. Kiek sumažindamas skirtumą. 24 taškų pranašumas. Lieka Vilniaus komandai. Ir 2,5 minutės iki rungtynių pabaigos. Jaredas Jordanas. Pavyksta pataikyti jam, kol kas jis yra įmetęs vieną tritaškį šios dienos rungtynėse. Ir Mantas Ruikis drąsiai ir galbūt net kiek netikėtai Čekui Eisonui nespėjo šoktelti į viršų. 33 Lietuvos Ryto numeris. Mantas Ruikis vėl tampa rezultatyviausių krepšininkų Šiaulių komandoje šios dienos dvikovoje, 16 taškų. Yra pelnęs jis, artimiausias jo persekiotojas Antonijo Grantas, sėdint atsarginių žaidėjų suolelio ir matyti jau sėdės ten iki pat rungtynių pabaigos. Nereikia pamiršti, jog su nedidelė trauma žaidžia šiandien Antonijo Grantas, dar antroje rungtynių pusėje susitrenkė galvą grumtynėse su varžovu Šiaulių komandos legionierius ir to pilnai pakanka, jog Robertas Kuncaitis neberizikuotų daugiau vienu iš savo lyderių, tuo labiau, kad šiose rungtynėse viskas jau aišku, o prieš akyje šiame sezone laukia dar ne vienerios daug svarbesnės ir daug reikšmingesnės Šiauliams rungtynės. Prasideda prieš paskutinę šių rungtynių minutę. Šiauliai ją pradeda atsilikdami 24 taškais. Gediminas Maceina. Virginijus Praškevičius šiek tiek per trumpas metimas. Anisimovas atkovojęs kamuolį, staigiai perduoda jį į priekį ir gražus Mindaugo Lukauskio dėjimas. Efektingas skrydis ir vienas iš įspūdingiausių momentų šios dienos rungtynėse. Mindaugo Lukauskio reidas po varžovų krepšiu 93-60.